Liudikas Stasys Yla. Snaigų kalba. Tyla naktį. Naktį šventa baltos snaigės, tyliai krenta. Tyliai krislamos į žemę baltos snaigės. Rodos šlama. Rodos krūžta mūsų širdienos. Dievo žudikas išgėręs. Labai ačiū. Na, o dabar pagrindinė programos dalis. Dar kartą paprašysiu visus stovinčius atsisėsti, išjungti mobiliuosius telefonus ir laikytis tylos, nes mūsų dauguma vaidintojų yra labai jauni, jų balseliai dar nėra stiprus. Šįmet matysite vaidinimą Kelionė aplink pasaulį, kurį sukūrė 4 savanorės mamos: Audra Mišonienė, Maja Zabrauskienė, Lita Kurins ir Daiva Brandfels. Sveikinimai iš Graikijos. Kalėdų išvakarėse vaikai eidami per kaimus dainuoja kalandą, graikiškas kalėdines giesmes ir muša būgnus. Jie neša aukso išdažytus laivelius, papuoštus riešutais. Neša laivus, nes šventas Mikalojus buvo jūrininkų globėjas. Jei vaikai gerai dainuoja, apdovanojami pinigais, riešutais, saldainiais ir džiovintomis figomis. Graikai padeda namuose medinį dubenį pilną vandens ir virš dubens pakabina kryžių apvyniotą baziliko lapais. Kiekvieną dieną mama apeina namą ir apšlaksto kambarius šventintų vandeniu, naudodama kryžių ir baziliko lapus. Žmonės galvoja, kad tai jos apsaugos nuo piktų dvasių. Kaip ir Lietuvoje, mes visus namus sutvarkom, visi nusiprausam ir apsirengiam švariais drabužiais. Galvojam, kad švarą apsaugoma blogą. Linkime jums kalėdų be piktų dvasių. Teta Aušra ir šeima.
Feliz Navidad. Sveikiname iš Meksikos. Čia vaikai neša lentas papuoštas su žvakėm ir malonėm Marijos, Juozapo ir Astilos statulom per miestą. Prie 3 namų vaikai dainuoja ir prašo vietos apsistoti, prisimenant Juozapo ir Marijos kelionę į Betliejų. Žmonės nepriėmė iki paskutinio namo ir tada kviečia vidun, kur yra sustatyta prakartėlė. Šeimininkai vaišina vaikus ir svečius. Vaikams pastatyta pinjara, kur pridėta saldainių ir džiovintų vaisių. Prekiamas spurtų ir išverta skanaus gėrimo. Kaip ir Lietuvoje, kūčių vakarą žmonės susikaupia, o Kalėdų diena didelė šventė. Linksmų šventė Kalėdų, Petrona ir familija. Kodėl kalėdiniai sveikinimai iš Švedijos. Švedijoje kalėdos prasideda gruodžio 13 dieną, Liusijos dieną. Sakoma, kad Liusija nešdavo maistą krikščionims, kurie šlėktavosi po Romos miesto, kai krikščionys buvo perkojami ten. Ji nešiodavo vainiką su žvakėm ant galvos, kad rankos būtų laisvos nešti maistą. Mergaitės apsirengė kaip Švedijoje, balta suknelė ir raudona juostelė. Ant galvos žalia karūna papuošta žvakėmis. Berniukai apsirengė kaip Sternjauser arba žvaigždabernagais. Vaikai eina prosėje, dainuodami kalėdines dainas. Žvaigždė irgi svarbi Lietuvoje Kalėdų metu. Mes laukiam pirmos žvaigždės prieš atsisėdami prie kūčių stalo. Linkime visai šeimai linksmų šventų Kalėdų. Dėdė Kazimieras ir šeima.
atvirate. Priesaikas Ziemos svetkus. Sveikiname iš Latvijos. Kalėdų senis apsilanko kūčių vakarą. Prieš gaudami dovanėlai vaikai turi padeklamuoti eilėraštuką, padainuoti dainelę, pagroti instrumentą arba pašokti. Pirma kalėdinė eglutė buvo pastatyta Rygoj 1510 metais. Taip ir mes pastatom eglutę namuose ir puošiam obuoliais, riešutais ir žvakėmis. Kokia graži mūsų eglutė! Linkime linksmų šventų kalėdų, Prosperus Švitrigaila su žmona. Bye.
Sveikinai sveikinimai iš tolimos Australijos. Nors ir kalėdų metas pas mus, bet dabar yra vasara. Tai reiškia, kad nėra sniego ir yra labai karšta. Daug kas kalėdų dieną važiuoja į plažą, maudytis ir plaukuoti banglente. Nors ir gyvenam Australijoje, nepamirštame savo lietuviškumo. Vakarą prieš kalėdas visa šeima atsisėda prie kūčio stalo. Užklojam stalą baltą staltiesę ir po ją padėdam šieno, kad prisimintumėm, kaip Jėzus gimė tvarte prie gyvulių. Paliekam tuščią vietą mirusiems prisiminti ar šeimos narius. Frohen Weihnachten. Kalėdiniai sveikinimai iš Vokietijos. Vokietijoje Heiligaben yra vakaras prieš kalėdas. Šį vakarą artimas šeimas susirenka ir valgo paprastai. Daug kas valgo tik dešrelę su bulvių salotom. Bet laikydamėsi lietuviškų papročių mes vadiname kalėdų išvakarės kūčiomis. Ant stalo dedam 12 valgių, kurie simbolizuoja 12 mėnesių, kaip pagonių laikais, arba 12 Jėzaus apaštalų. Nėra mėsos, nei pieno, bet yra daug skanios žuvies, ypač silkių, grybų, ievų. Prikepam daug šližiukų, kurie yra dar vadinami kūčiukais, ir jos mirkoma aguonių piene. Kaip skanu. Prieš pradedame valgyti, vyriausias šeimos narys dalyja plotkelę, irgi žinoma kaip kalėdaitę ar paplotėlę. Kiekvienam šeimos nariui duoda atsilaužti ir linki tik jam vienam kažko trokštamo ir labai prasmingo. Linkime jums daug skanių šližiukų. Teta Barbora ir šeima.
taip gražiai pasirodėt. Nusilenkit visi kartu. 3, 4. O dabar, kadangi mums teko sujungti ir repeticiją ir vaidinimą į vieną dieną, mes visiems giminėms iš viso pasaulio įteiksim dovanas. Vaikai, prieš nulipdami nuo scenos pasiimkite dovanėlę. O aš tuo pačiu dar norėčiau paprašyti, kad jūs visi draugiškai paplotumėt šio spektaklio scenarijaus autoriams, režisieriams, prodiuseriams, kostiumų dizaineriams, scenografijams ir visų kitų svarbių užduočių atlikėjoms, Audrai Avižonienei, Majai Zakrauskienei, Giedrai Kūlė ir Daliai Zakrauskienei. Ačiū labai. Ačiū Simonai, kad išmokėte vaikus taip gražiai dainuoti. Ačiū. Odas paaugo. Gal mes padainuotume kokią dainelę ar giesmelę kartu?